Kongresas Viena Europa – kvietimas draugams iš Balkanų ir Rytų Europos. Labai ypatingas klausimas iš Balkanų regiono, Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos, Croatia. Kroatijos. Ir jiems tai atrodo labai ilgas kelias atvykti į kongresą, užsisakyti, nusipirkti skrydžius lėktuvu. Jeigu būtų mūsų laiko zonoje, kažkur šalia geografiškai būtų lengviau atvykti, ką galima pasakyti tiem draugam? Žinot, aš jau suprantu, nes tai pirmas kartas, kai aš atvažiuoju į kongresą ir aš iš Balkanų ir važiuoti į Italiją. Galbūt aš tai darydavau vien tai tam, kad atostogams, vien tam, kad išvažiuotų atostogų. Dabar jūs man sakot, atskristi į kongresą, dėl to iki Italijos aš nesuprantu tokio dalyko. Bet aš manau, kad mums reikėtų išsiaiškinti, koks yra mūsų tikslas gyvenime, ko mes siekiam. Pabandykime pajausti visą tikrovę per šitą tikslą. Kasgi bus su manim, kasgi bus su mano gyvenimu. Dabar aš turiu galimybę, kongresą. Kongresas yra susirinkimas, tai yra pats svarbiausias susirinkimas su draugais. Ir su Ravu Laitmanu, kuris atvažiuoja. Ir su visais galimybėmis turėti integralų auklėjimo mokymą ir galimybės pereiti per visą tą procesą, kai mes pajausim tą susijungimo tašką, tą pirmą vienybės laštą, mes pajausim tai. Įeisim į tai ir pajausim, kas iš tikrųjų yra tas dvasingumas ir tada galėsim pradėti savo kelią. Jeigu aš pagalvosiu apie savo gyvenimą būtent taip, vien tam, kad padaryti tokį pratimą. Ar aš iš Bulgarijos, Kroatijos, nežinau iš kur. Jeigu aš galvoju apie savo gyvenimą taip, ir aš turiu galimybę vienam savo gyvenime taške, kai aš galiu susitikti su kūrėju ir pirmą kartą jį pajausti. Žinote, vien galvojant apie tai, vienai akimirkai tiesiog patraukti į šalį visas abejonės, visus argumentus, kodėl aš neturėčiau važiuoti, kodėl aš neturėčiau atvykti, kodėl neturėčiau susijęti su draugais. Jeigu aš galvoju taip, kad aš vieną kartą gyvenime turiu tokią galimybę, nes galbūt jinai niekada nesugrįš, galbūt iš manęs atims mano norą, nes aš turiu tašką širdyje, jeigu aš nepasirinku savo aplinkos, aš savęs ten neįdedu, tai galbūt sekantį kartą man Borė duos kokių nors minčių, duos naujų norų, kurie mane nuves apskritai kažkur tai kitur. Ir man reikės laukti sekančio gyvenimo, kai aš vėl būsiu vaikelis ir šoksiu šitą. Tai vienu žodžiu, jeigu pagalvoti apie visus 70 metų ir galbūt jau pusė jų praėjo mano gyvenime, tai aš manau, kad tiesiog padarant šitą labai egoistinį išskaičiavimą yra tikrai verta atvykti į šitą kongresą. Ir jei aš pasiekiu šitą supratimą, šitą pasiruošimą, tada galiu perskaityti pasirinkimo laisvę iš Valio Sulamo, galiu paskaityti Nėra nieko išskyrus jį iš Šamati, galiu paskaityti iš Rabašo straipsnius apie grupės darbą. Ir tada aš gausiu norą. Galiu gauti norą taip pat ir iš draugų. Ir po to aš galiu ir vėl apgalvoti po biškį visas šitas problemas, kurias aš turiu. Ar tai būtų pinigų problema, ar tai patogumo problema, mentaliteto problema, kodėl aš turėčiau ten eiti. Ir visi šitie trukdžiai, visi šitie kaip iššūkiai ateina iš kūrėjo. Ir kūrėjas duoda tau visas šitas mintis.
Ir visa problema yra pasirinkti, kas valdys. Ar gamta su visais norais, kurie pastoviai keičiasi, ar noras būti žmogum. Mes aišku nekalbam apie pinigus, dėl to, kad Balkanų situacija iš tikrųjų yra bloga. Bet jeigu yra lėšos, ir netgi jeigu trūksta tik šiek tiek, jeigu trūksta, tarkim, 100 eurų, tai parašykit mums. Mes esam draugai, mes norime pamatyti visus. Parašykit mums į EUEC kongresą@gmail.com. Mes pažadam pasistengti ir padėti visiems, kad kiekvienas galėtų būti šito kongreso dalis. Bet pirmas dalykas, svarbiausias dalykas, kad pirmiausia jūs ištiesit savo ranką ir pasakysit, kad taip, mano noras yra atvykti. Ir aš jums sakau, kad po visų šitų metų, kiek aš dirbau su žmonėmis, su draugais iš Italijos, kiekvieną kartą aš šnekėjau su kažkuo, tai su vyru arba moterim, ir jie man pasakojo istoriją, ir mes abu supratom, kad ne dėl to, kad aš kažkaip tai tikinau juos, bet mes tiesiog paskaitėm ką nors arba dar kažką tai, ir mes tiesiog pagalvojom, kad tai ko mes norim iš gyvenimo, ir tada žmogus supranta, kad kogi aš noriu iš gyvenimo. Ir tada, ir kai tik tai jisai nusprendžia, kad tai yra labai svarbu, tai ta kliūtis dingsta, nes prieš tai jisai turėjo abejonės, bet kai tik tai jisai nusprendė, visi blokai kažkur tai dingo. Sako, tai labai įdomu, aišku, atsiųskit man nuotraukas ir aš važiuoju. Ir jis suprato, kad visa tai buvo tik tai manyje, kad tai buvo tik tai kūrėjo žaidimas, bet tai jūs privalot prieiti prie šitą pasirinkimą, šitą laisvės, pasirinkimo laisvės. Mes turėsime klausimą, apie tai mes turime fondą Padėk draugui, TalkHaver. Ir iš tikrųjų tai yra labai graži sistema pagalbos paramos. Aš norėjau tik vieną dalyką pasakyti, ką jaučiu. Iš tikrųjų, jeigu kažkas iš draugų, kurie gali atvykti, netvyks, tai labai truks svarbios dalies. Ir nors kongresas bus ir vidinis, bet dvasinis, bet svarbus ir tie materialūs dalykai, kurie lydi jūsų atvykimą, ir būtent draugai, kurie yra iš rytų Europos ir Balkanų regiono, svarbu labai, kad atvyktų. Taigi mes ir kviečiam draugus iš Rumanijos, iš Vengrijos, iš Kroatijos. Ir mes kviečiam jūs atvykti. Ir jeigu jūs tik turit kažkokių problemų, prašom, rašykit mums ir aišku, kad mes padarysim viską, ką galėsim. Taigi, tam, kad mes būtume kartu. Pasimatysime neužilgo, spalio 24-26.